Labas. Išėjau pasivaikščioti ir pagalvojau padarysiu video apie mintį, kurią vakar turėjau. Tai yra pakankamai liūdna mintis, bet vidury nakties jį pas mane atėjo. Ir aš vakar pagalvojau, kad mano laikas yra bevertis. Ir ką aš turiu omeny? Tai yra, kad nors ir kiek daug laiko prabėgtų ir kiek daug laiko aš tiesiog, galima sakyti, pramiegočiau, tai niekaip neįtakoja pasaulio, tai niekaip neįtakoja nieko. Tai yra, koks skirtumas tarp manęs ir kokio nors laukinio gyvūno. Laukinis gyvūnas bando išgyventi, bando nemirt, bando gauti maisto ir visą kitą, jisai kovoja dėl savo išgyvenimo. Tai net ir laukinis gyvūnas, kažkoks ten lapė, vilkas, dar kažkas, jie gyvena dėl išgyvenimo. Jie kovoja dėl išgyvenimo ir jie turi tą tokį galbūt tikslas siekti literaliai savo gyvybės. Ir aš pagalvojau vakar, kad blemba, aš tiesiog gyvenu, kad gyvent. Ir nors ir, ar aš norėčiau to? Ne, aš turiu omeny, mano svajonė yra dirbti ant tiek daug, kad aš neturėčiau laisvo laiko visiškai. Ir mano praeiti metai taip atrodė. Ir aš dievinau tokio laikotarpį, kai viską, ką tu darai, yra dirbi. Tai yra, visas tavo laikas yra investuojamas į kažką. Ne į tiesiog, kad tu pailsėtum, ne kažką. Man poilsis mažiausiai rūpi. Man iš tikrųjų yra geriau, jeigu aš neturiu poilsio. Man yra geriau, jeigu aš žinau, kad aš dirbu, darau. Ir kad kažkas vėliau iš to bus. Ir aš negaliu sakyti, aš nieko nedarau. Aš dirbu prie vieno savo mažo projekto. Aš studijuoju, kaip ir esu minėjęs vienam iš savo video. Nežinau, tiesiog vis tiek tokie maži dalykai neatneša man pasitenkinimo. Ir aš nežinau, kodėl taip yra. Man tiesiog patinka, kai aš neturiu laisvo laiko. Man patinka, kai aš turiu darbų daugiau, negu aš galiu susitvarkyti su jais. Man patinka tokie iššūkiai. Man patinka, kai mano visas laikas yra užimtas ir jis turi vertį. Ir kažkaip sakau, dabar man tiesiog taip atrodo, kad mano laikas tiesiog eina ir jis yra bevertis. Tada ateina man į galvą tokia mintis. Aš žinau, kad mano gyvenimas, kurį aš turėčiau gyventi, vyksta kažkur kitur ir aš neturiu nieko bendro su juo, bent jau kol kas. Ir kai aš pasieksiu tą gyvenimą, aš pajausiu. Aš tikiuosi, kad gerai iškomunikavau šitą mintį. Bet esmė yra tiesiog tame, kad aš jaučiu, kad aš kol kas nesu ten, kur aš norėčiau būti. Ir automatiškai, kai tu nesi ten, kur tu norėtum būti, atsiranda baimė, ar aš kažkada būsiu tenais. Ir žinai, atsakymas gali būti bet koks. Ar būsiu, ar nebūsiu, aš nežinau. Galiu tikėtis, kad būsiu ten, kur aš noriu. Ir sakau, čia yra visai tokia liūdna mintis, kad šis žmogus galvoja, kad, žinai, kad jo laikas yra bevertis. Ir aš nežinau, ar čia normali mintis. Aš tiesiog vakar taip pagalvojau ir aš ją net susirašiau. Ir šiaip ten kelias mintis susirašiau, kurių dabar nelabai prisimenu. Apie mano gyvenimą dabar, apie pastarosius kelias mėnesius knygos tikrai neparašysi. Ir nebent parašysi ir bus labai nuobodi knyga. Ne bestselleris. Į bestsellerį mes nesitaikom kol kas. Aš labai stipriai tikiu, kad kiekvienas iš mūsų turim priežastį, kol mes čia esam. Ir kodėl mes darom tai, ką mes darom. Bet tiesiog kartais, tokiais laikotarpiais labai sunku nepradėti galvot, kad tai kodėl aš čia esu ir kaip aš prisidedu prie šito pasaulio. Aš, pavyzdžiui, nežinau, kada aš pasijausiu pilnavertis, bet aš tikiu, kad aš pasijausiu. Ir aš tikrai nemanau, kad visą gyvenimą žmonės pragyveno su tokiom mintim ir su tokiais jausmais, nebent aš čia labai pozityviai mąstau. Aš manau, kad vis tiek kažkokia jėga atsiranda gyvenime, kuri trenkėsi į mus ir pakeičia gyvenimo kryptį. Ir kažkas galbūt duoda vilties. Ir tu gyveni toliau. Aš labai stipriai tuo tikiu. Ir aš labai stipriai tikiu, kad reikia klausyti savęs ir savo vidinio tokio balso, savo to jausmo, kuris stumia mus, kad kažką darytumėm. Tai viskas. Aš manau, kad baigiu šitą video. Tikiuosi, kad tavo dienos iš tikrųjų yra tokios reikšmingesnės ir vertingesnės už dabar mano. Ir šiaip labai tikiuosi, kad neturi tokių minčių, kaip aš turiu. Ir labai tikiuosi, kad gyveni gerą, gražų, pilnavertį gyvenimą ir esi laimingas ten, kur tu dabar esi. Aš to linkiu tau ir aš tikiuosi, kad taip yra. Geras visai oras, bet dar vis miškas negyvas. Laukiu lapelių. Baigiu šitą video. Didelis ačiū, kad žiūrėjai, kad skiriai man savo laiką. Tikiuosi, ne per daug toks liūdnas video.
Ir jo. Tai va, ir ką galiu pasakyti, yra geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.